Sveiki! Šiandieną pamatysite ne tik kaip vedžiojame laidus, bet ir kaip feiliname. Štai pirmasis. Atvažiavus, kamerą įsijungiau, o mikrofono ne. Kitą feilą matote dabar ekrane. Jis nutiko išvažiuojant, bet apie jį šiek tiek vėliau. O šiandieną atvažiavome prasivedžioti elektros laidų apšvietimui, kadangi meistrai yra palikę pastolius, o brolis turėjo laisvą savaitgalį, nusprendėme nieko nelaukti ir kibti į darbus, tai žiūrėkite, kaip mums šiandieną sekėsi. Atvykome, prasivedžiosime laidus, vesime per lubas iki stygų, tai ant kiekvienos stygos pasidarysim po vieną tašką ir vieną lempą nusivesim ten ant resolę, kur yra prie lango. Tai realiai čia mums darbo nėra daug, tai laidus susikišim į gofrą ir prasikaiščiosim pro šniūrą. Tai manau, kad čia mes neužtruksim ilgai. Nu, aš galvojau, kad gal kažkur tarp šitų brusų. Dovilė, kur antras perjungėjas? Vienas viršuj, kur mes kalbėjom? Čia turbūt ant šitos sienos. Iki kurio? Iki čia? Iki pačio krakės. Ai, tenais iki pat galo? O čia palauk, izolkę apvynioti reikia, ne? Bet tai kai gerumo oras šiandien. Eina savo, aš visiškai su flysu vaikštau ir man nei kiek nešalta. Atrodo, kad visiškai pavasarį saulė šviečia. Ne taip iš tikrųjų greitai ir smagu tuos elektros laidus vedžioti, galiu pasakyti. Na, bet yra kaip yra, prasvedžiosim ir turėsim šviesą namuose. Pabandom, žinai ką, dar pasimatuot, pažiūrėsim, gal mums jau ten galima ir nusikirpti kažkur. Čia užteks dar, žinau. Nu dar metrą, uždedam ir bus ramu. Nu, davai. Dabar mums reiktų nuo perjungiklio iki jungiklio. Nu, tai gal šitą pirmą nusimetam ir tada... Davai per sieną, bam, 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 bam. Jo, reikės. Na, neužšaus, o pradės. Reikia atrakinti? Nebeišsitraukia raktas? Ne, tokie buvo smulkiausi. Oi, ačiū, fantastika. O čia tavo laikrodis rodo ir tavo gyvenimo kokybės indeksą, ar ne? Bet tu realiai taip labai kur šitas kopėčias pasistatęs. Čia bus, tenais gal reikėtų. Nu bet realiai jau iki šitą pravesim bus netoli 30% atliko darbą. Tik tais? Nu gerai, bet taip nebus, net bus per mažai. Čia gal bus 10%. Tu juokauji? Ne, nu tai ką dar, reikia kabelius, reikia realiai juos pravest, mes dar tik tai susimatavom. Gerai, nu dar biškutėlį, nu gerai, pizdu, gerai, nereikia. Tai va, dabar laidą kišom į gofrą, kuri turi vėlą, tai darbas vyksta maždaug taip, o kai kiši į gofrą, kuri neturi vėlos, gaunasi prieš perkant būtinai atkreipti dėmesį, nes jeigu sufeilinsi taip kaip aš, tai tiesiog kainuos daug daugiau laiko ir daug daugiau nervų. Nori bandelės gal? Gal ir paimsiu, bet tuoj, padarom biškį darbą. Nes mes po kol kas realiai nieko nepadarėm, o tu jau valgai. Kiek sienas? Prūdas truputį atšilinėja. Tenais atsirado skylė. Pabandysiu priartinti. Va. Tai nežinau kaip yra, bet aš tai spėju, kad ten galbūt kokia versmė yra, ar vanduo iš kažkur. Gal iš kažkur neteka, bet turbūt nerealiausia yra, kad ten yra kokia versmė. Pažiūrėsim, tenais praeitą žiemą irgi vienam kampe prūdas buvo pasidengęs ledu, bet vienam kampe buvo irgi tokia skylė, pakankamai nedidelė, gal kokių 30-40 cm. Fainas garsas. Nežinau, kiek per video čia girdėsis.
Pavasaris. Pavasario garsas. Kaip faina. Tai reikia keliauti laidą į gofrą kišti. Kadangi aš apsipirkinėdamas senukose neatkreipiau dėmesio į tai, jog gofra yra be vėlos, tai tenka truputį kankintis, bet yra kaip yra, dabar jau nieko nepakeisi. Tai išmokau pamoką, kitą kartą galbūt mažiau telefonų kalbėsiu, o daugiau žiūrėsiu, ką perku. Mums gal reikėjo biškį dar arčiau patraukti sienos iki pat, nes mes paskui į sieną ir įbubinsim. Darbai pabiškį juda, truputį laidų prasimėtėm. Darbo metu buvo suprasta, kad ne viskas buvo nupirkta, ko reikia. Tai jau yra kaip yra, tai bent jau laikinai susimėtysim, kol yra pastoliai. Ant stygų prasivesim paskutinius laidus ir šiandienai darbai turbūt bus baigti. Galvau tikrai, kad viskas bus greitai, bet užtrukome čia pakankamai ilgai, tai nežinau, dabar jau turim beveik 2:30. Daugmaž kurioje vietoje tai kiek... Ką sulaužai? Nieko neslaužiu, tiesiog ką laidą. Viskas. Ir čia jeigu ką, nu, tas rezervas ir lieka, ne? Jo. Nu, o šiandienos darbai baigti. Per stogą elektrą prasimėtėm įrengiant tiesolę. Tai laidų kol kas tiek. Truputį tikėjausi, kad užtruksim gerokai greičiau, bet užtrukom pakankamai ilgai, reikalų buvo daugiau negu buvo galvota, pritrukom varžtų, ko nepagalau, kad reikia nusipirkti. Tai kitų atvažiavimų reikės nusipirkti varžtų, laikiklių, susisuk normaliai laikiklius, kad būtų galima tvarkingai gražiai visus laidus susikabinti. Ir turbūt reikės pradėti laidus vedžioti sienose. Nu va, grįžome Vilnių, nuplovėm Subariką. Išvažiuojant šiek tiek užklimpom, nes kadangi galvojau, kad ši žiema nebus tokia baisi, o paskutinės žiemos buvo pakankamai šiltas, nebuvo sniego, tai padangos kaip ir techniškai galima važiuoti, bet realiai jau nebekabina. Sniegas patirpo, buvo šilta ir susidarė tokia didelė pliurzė, sniego buvo labai daug ir visiškai pastrigome kildami kalniuką. Tai pirmyn atgal mums pavyko išvažiuoti, tai viskas cool. O Subarikui tai perverinsim markas, pakeisim spiruoklės į Ironman spiruoklės, uždėsime gervės laikiklį, gervę, elektrą per lubas kaip ir prasivedžiojom, dar reikės šiek tiek korekcijų, nes nebuvau pagalvojęs, kad gali reikėti tvirtinimų ir varžtukų, tai kai tik mašiną atgausiu, kipsiu į darbus ir tikiuosi pabaigti elektros vedžiojimą. Atsirado šioks toks suvokimas, kaip tai daryti. Tikėkime, viskas bus greičiau ir sklandžiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame video.